Vieta, kurioje niekada nebus ramybės. Vieta, kurios sienos vis dar pulsuoja mirtimi. Oras tirštas, supuvęs, dusinantis. Čia kažkas egzistuoja, nors neturėtų. Kažkas stebi pasislėpęs tarp šešėlių, nors neturi akių. Pirmyn, įženk į vidų, tačiau nenustebk, kad išeisi ne vienas. Sveiki visi, esu Darius ir tai yra projektas Apsėstas ir aš šiandien jums turiu vieną labai įdomią vietą. Kiekvieną dieną pasaulyje atsiranda vis naujų vaizdo įrašų. Nuotraukų. Bei straipsnių. Ėjau pro tą namą ir tik žiūriu, kad kažkas lyg ir vaikšto pievomis netoli jo. Kažkoks vyras ėjo trobos link pro tankius žolynus ir juose išnyko, bent tai pasirodė. Iš pradžių pamaniau, kad gal kokie vagys landžioja, bet vėliau supratau, kad jokiam žmogui pro ten, kur tas vyras ėjo, praeiti neįmanoma. Ir mano darbas jums yra įrodyti, jog nieko panašaus nėra ir nėra ten ko bijoti. Todėl šiandien mes pasinersime į naują projekto Apsėstą seriją, kur mes pasivaikščiosim vienoje labai įdomioje vietoje. Nu ką, pagaliau mes grįžtam į filmavimo aikštelę. Ir šiandien mes važiuosim į vieną labai įdomią vietą. Į morgą. Jo, šiandien mes važiuosim į apleistą morgą, kuris randasi Kaune. Aš to daryti visiškai nenoriu, man šitą idėją visiškai nepatinka. Nu, bet jau reikia. Jau prisiždėjau, tai žodžiu, jau reikės važiuoti. Kitas dalykas, aš šią seriją nusprendžiau nufilmuoti filmo vaibų. Vat, ir kad tą padaryt, turiu tam tikrą labai įdomų dalyką. Tai yra Blackmagic kamera. Tai yra labai rimtas aparatas, su juo yra filmuojami filmai, visokie komerciniai dalykai, vienu žodžiu. Ir kainuoja tikrai irgi labai nebrangiai. Ir kainuoja tikrai labai nepigiai, bet aš jo nepirkau, aš jį išsinuomojau iš kameristo. Tai va, jeigu jums reikia labai brangios technikos už labai gerą kainą, tai siūlau kreiptis pas juos, nes jie labai fainai viską pakonsultuoja, duoda žinių ten, kur jų reikia, viską parodo, kaip kas turi būti, kaip kas turi veikti. Ir tiesiog wow, hebra wow. Tai vienu žodžiu, tai yra nemokama reklama jiem. Ačiū dar kartą jums, palieku čia kontaktus. Tai ką, viskas, varom žodžiu ruoštis, varom krauti lagaminus, imt visą įrangą, visą apšvietimą ir svarbiausia šventą vandenį, nes ten be jo niekaip. Pum! Nu tai ką, draugai, vienu žodžiu mes jau esam pakeliu į Kauną, saulė šviečia, kelias geras. Kelionė, aš galvoju, kad bus ilga. So if you love me, let me go. Run away before I know. My heart is just too hard to care. I can't just know what is in there. Nuobodė. Nu, bet kaip nors dasigausim. Vis tiek mes iki to Kauno, taigi. Tai va, vienu žodžiu, jo, šiek tiek nerimauju tiesą pasakius, nes esu apkeliavęs labai daug apleistų vietų, bet į morgą kol kas dar eiti neteko, tai šiek tiek labai nerimauju. Na gerai, ką aš čia bandau gauti, aš apsišykęs esu iš baimės, ta prasme, jūs galvojat, man nebaisu, bet man baisu. Nu gerai, viskas, reikia susikaupti, reikia dirbti ir... Tai vat, varom. Nu, tai va, draugai, štai ir mes atvažiavom. Tai... Tuo viską patys pamatysit.
štai mūsų gražuolis. Nu ką, tai paaiškėjo blogiausias dalykas, apie kurį aš visą kelią ir galvojau, kuris čia gali nutikti, jog yra viskas uždaryta, nes pasirodo šitas objektas jau yra parduodamas brokerių. Tai vat. Jokauju, aš vis tiek radau įėjimą, mes vis tiek ten eisim. Tik man žinot, kas labai nepatinka, jog atsirado ne vienas įėjimas, o netgi du. Tai ir atsirado tose vietose, kurių net nebuvo prieš tai. Tai reiškia, žmonės čia vaikšto, jiem čia yra įdomu vaikščiot. Ir visai būtų nemalonu kažką sutikti, kai filmuosim. Tai tikiuosi, tokių bairių nebus. Tai nežinau. Nu tai ką, chebra, tai viskas. Laukiam tamsos ir varom vaiduoklių ieškoti. Taigi, kol nesutemo, norim kai ką parodyti, tai yra dovana. Tai yra dovana štai tokia, tai yra gertuvė metalinė su mano projekto logotipo bei metalinė kortelė. Va tokia, irgi metalinė kortelė su QR kodais. Vienu žodžiu, tai yra dovana nuo Timuns. Noriu pasakyti širdingai didelį ačiū, tikrai labai priverčia šitą gertuvę projektą. Kaip ir esu sakęs poste, jog įsipilsim į gertuvę švento vandens ir eisim ieškoti vaiduoklių, tai taip ir vyksta. Tai įsipilu, nu gerai, ne švento vandens posterio, bet nieko baisaus, tiks ir taip. Nu ką, tai viskas, tai laukiam, kol sutems ir varom. Šiaip, blemba, labai jaudinuosi, iš tikrųjų, nežinau, kodėl šios labai durnas jaudulis ima, bet reikia nueiti ir pasižiūrėti viską savo akim ir parodyti jum, kad nėra ten ko bijoti. Reikia bijoti man, nes aš pirmas ten vis einu. Va, o jūsų vėliau galite vaikščioti savo, nes jau žinosit, kad nieko ten nėra ir viską galima paneigti. Viską galima paneigti. Serija yra Aš jums paaiškinsiu kodėl. Frontalinė kamera pas mane veikia 3 režimas. Pirmas režimas yra nuotrauka, antras režimas yra vaizdo įrašas ir trečias režimas yra slow-mo. Tai kažkokių tai stebuklingų būdų pas mane nusimušė visi absoliučiai parametrai ir kažkodėl nusistatė nuotraukos režimas. Todėl prieš einant į tą morgą aš įjungiau visą savo įrangą ir frontalinės kameros vaizdas gavosi štai toks. Todėl, sorry hebra, bet dabar teks jums žiūrėti beveik visą seriją ir štai tai. Sorry, lagartį hebra, tikrai čia buvo tiesiog labai didelis jaudulys prieš ten einant, aš tiesiog pas nesužiūrėjau, ta prasme, visų tų parametrų ir, nu, kaip gavosi, tai gavosi. Todėl, sorry, lagartą, bet varom žiūrėti. Ką, viskas, hebra, varom, nes labai temsta, jau galima eiti. Vienu žodžiu, vėliau šiek tiek eisim, aš jungsiu šviesas, nes aš dabar nelabai noriu tavas rodytis labai. Tai va, kitas dalykas, šiek tiek visi maniau tokio hardcore visiško, nes kaip matote, man yra ausinės. Va, ir aš esu per kamerą nustatęs maksimalų, ta prasme, maksimalų garsą ir mikrofonas šitas, jisai perduos tą visą garsą man tiesiai į ausines. O kad tu suprastumėt, šitas mikrofonas gaudo viską 15 metrų spinduliu. Tai aš realiai girdėsiu viską, kas vyksta aplinkui. Va, ir kitas dalykas, šita morgė yra ant tiek didelis echo, kad jeigu kažkas nutiks vienam pastato gale, aš tai išgirsiu būdamas kitam pastato gale. Tai todėl, hebra, nu ką, bandysim kažkaip gal neapsišikt, kaip sakoma. Va, ir užbaigti šitą seriją normaliai. Gerai, varom.
štai čia yra šitas pastatas. O dabar nesimato per medžius visus. Ai, dar vienas įdomus dalykas. Žodžiu, aš neseniai sapnavau sapną apie šitą morgą. Ir, kaip jūs galvojat, aš šitą morgį buvau su gidu kažkokiu. Vat, ir tas gidas man sako, tu tik neik į 2 aukštą. Tai ką, tai dabar reikės eiti į 2 aukštą iš pradžių. Tai vat, vienu žodžiu, šiaip mes turėjome eiti pro vieną pusę įėjimo. Vat, bet eisim pro kitą, nes čia pasirodo yra netgi atidarytos durys. Kažkas atidarė duris. Tai vat, eisim pro tas duris tiesiai į 2 aukštą. Žiūrėkit jūs jį. Mirties namai. Mirties namai. Absoliutus. Ai, kaip aš šiandien labai einu. Prieš tai tos durys buvo atidarytos. Abidvi. Bet dabar tik tais vienas. Ką aš darau savo gyvenimą, jeigu jūs net nesivaizduojat. Ja, viskas žiūrėjau iš visos salonų. Opa. Taip geriau. Ar čia yra kas nors? Duokit ženklą. Nu ką, tai iš pradžių į 2 aukštą, ne? Ar čia yra kas nors? Eik tu, na. Kaip aš tai mėgstu tokių vietų pys. Šių žemė čia. Kalbėti tą. Kažką apie ją sugirdėjęs, kad čia buvo kažkoks tai ūkinis pastatas. Kažkada labai seniai. Panašu jau nebėra. Nes tik vėliau atsirado morgas. O, žiūrėkit. O taip pat. Esat matę kaip nors tokį bairį? Labai šviečia ryškiai, ne? Jo, kokį aš jums. Tik taip pat. Šitas pastas yra nerealiai didelis. Nerealiai. O, žiūrėkit. Geras. Wow. Stebiuosi senieną. Nu jo, kažkaip 2 aukštas nėra toks baisus kaip 1, bet čia tik kol kas. Aš dar nežinau, kas mes čia gali dar laukti. Čia kažkas rusiškai dar parašyta. Okay.
Taip, gal. Čia stogo dalis. Kamino dalis, tiksliau. O tu, blėt. Ai, žinom, čia yra iš abiejų pusių, taigi įėjimas. Šiaip putelį konstrukcija visai kartu aš pasakyčiau. Na, čia stogas, ne, ten jau aš turiu, žinau, kad neįsiu. Iš galima pasikristi. Tai baisiai, ne? Tai vat, vienu žodžiu, šitas morkas buvo uždarytas kažkokiu 10 metų. Tai čia kol kas dar, vėliau nusileisim, aš jums parodysiu. Realiai tai čia dar nėra taip labai baisiai viskas. Vat, nes, matyt, žmonės bijo tokių vietų, dėl to neina. Bet mes leidžiamės į pagrindinį pirmąjį baisųjį aukštą. Ar čia yra kas nors? Okay. Nu ką, šiek tiek pradėsim nuo šito galo. Čia yra įėjimas, kur mes ėjom. Ai ne, nemeluoju. Čia buvo išėjimas, kur čia atveždavo, kur čia vienu žodžiu atveždavo numirėlius ir vėliau juos išveždavo į pro šitas duris. Čia buvo lentelė kažkada, dabar jos nebėra, bet aš jų parodysiu vėliau. Tas to įdėsiu dabar šitą kadrą, prieš jau buvo, aišku, buvo kabinta. Nu, dabar atėjom prie įdomiausio dalyko. Ar čia yra kažkas? Jeigu čia kažkas yra, duokit ženklą, nes... Gerai. Tai vat, štai čia, draugai, buvo šaldymo kamera. Šitą liko žinių tam tikrų. Nu, patys suprantat, per tiek daug metų, kiek čia buvo visko, tai... Patys žinot, žiūrėkit dabar, kokios stovi yra durys. Tai žodžiu, hebra, mes kažkada tai visi atsidursim tokia vat vietoj. Liūdna, bet taip jau yra. Dabar toliau. Archyvas. Aš nečiau. Ai, tai va, tos durys, kurios yra uždarytos, tai čia yra įėjimas į raštinę. Okay. Jau pridarė nesąmonę kažkas. Nu kam tam reikia dalykų, aš nesuprantu.
Na gerai, tik to. Sekcinė, va čia, tai žiūrėkit. Ačiū, Dosnas. Žodžiu, šitam kambarį būdavo skrodimai. Čia buvo stalas didelis šitą vietoj ir čia buvo atliekami skrodimai visokie. Ir čia yra dar vienas. Čia yra dar vienas skrodimų kambarys. Šito vietoj. Čia yra šitas sekcinė numeris 2, kur aš ką tik įrodžiau. Net pradėtas. Lemba labai gaila, kad visiems ant pirštinių iš tikrųjų. Nes, aišku, čia nėra, kad čia yra ką čiukinėt, bet, snaudas. Bet, vis tiek, durys lies, nelabai aš noriu. Va čia technikas kambarys. Ok. Dar nieko neišūdė, kaip keista. Dar vienas. Čia katilas, aš kaip suprantu. Ką? Na jo, tuštokas pastatas, bet nėra ko norėti iš tikrųjų. Va, įėjimas kažkada buvo pro šitą langą, bet kaip matot, jis yra užkaltas. Ir aš pirmą laiką, kai čia atvykau, aš ir pamačiau, kad čia yra užkaltas langas, tai galvojau, viskas. Viskas pas mane nuėjo per šikną, visi filmavimai. Teismo medicinos ekspertai. Stop. Pas mane atsijungia. Ai, ne. Palauk. Žodžiu, chebra, pas mane atsijungia mano priekinė kamera. Veikia. Ačiū Dievui, galvoju, dvasios tai išvynė politechniką. Va. Kosmosas. Gerai. Bailys aš esu bailys. Nu taip, chebra, man baisu tokias. Aš nežinau kokių, bet man per tokias vietas vaikščioti yra tikrai baisu. Tai va, nes, aš buvęs labai daug visokių aplankęs vietų, ten kapinės, apleistą ligoninę, tada sanatorijas, atėmėsiu ir taip toliau, bet čia yra žymiai baisiau, nes tas nežinau, kokia tai yra vieta, ir tai aš išvarėlių buvo kažkada tai. Jo, tai va, žodžiu, chebra. Aš pasivylęs.
Labą dieną, personalas, prašau susirinkti pas gydytoją kabinetą į susirinkimą. Labai daug patalpų. Labai daug patalpų visokių. Neaiškių. Nu, aišku, kiekvienas šį parapas turėjo savo paskirtį kažkokią. Nu, ką padarysi. Esu nusivylęs. Galvoju, kažkas bus. Nu, nieko baisaus. Sėsim prie kompo montuoti. O tada per montavimus visada tik būna kažkas tokio įdomaus. Tai tieba, viskas varom namo, varom sėdam prie kompo ir varom montuoti. Baisu. Baisu tiem, kurie nori tuo tikėti. Draugai, tai yra tiesiog senas, pamirštas morgas. Jo, jisai atrodo labai kraupiai, ten ta šaldymo kamera irgi atrodo kraupiai, kvapai yra nekokie. Bet, nu, ten nieko nėra. Ten yra visiškai tuštuma. Tai va, tai, nu, ką, nu, nieko. Bus dar viena vieta į projekto kolekciją. Iki kito karto.